sako, wow, čia vakarietiškos vertybės. Rimtai? Jei Vilnius turėtų pirmą merą gėjų, tai būtų žingsnis į vakarus. Jeigu meras Vilniaus būtų gėjus, čia toks pasiūlymas Benkunskui, kuris manau, kad norėtų kandidatuoti antrą kadenciją, jam Raskevičius tiesiai šviesiai siūlo kandidatuoti per žemutinę nugaros dalį ir jeigu jisai prie Raskevičiaus prisiderintų kažkaip tai, jau būtų ir europietiškas meras, ir su žingsniu į vakarus. Antra vertus, aš taip skaičiuoju, Lietuvoje yra 60 savivaldybių, jeigu visi merai ūmiai pataptų gėjais, tai mes tik tai 60 žingsnių nuo Lenkijos sienos nueitumėm į vakarus. Tai net Suvalkų nepasiektumėm. Ką ten Suvalkų? Seinų nepasiektumėm su 60 žingsnių. Niekaip. Niekaip. A naudos iš to? Pagalvokit tiesiog, jeigu jau merus pradės rinkti pagal užpakalio, kaip sakyt, gebėjimus, tai mano galva mūsų savivalda pasieks tikrai unikalų, tokį aromatinį gilų lygį. Nereikia kompetencijos, nereikia išslavinimo, reikia, kad būtų užpakaliameistris. Iš kitos pusės, jeigu tai pasižiūrėjus, išvelgiu ir baisią diskriminaciją. O jeigu merė bus lesbietė, o ne gėjus, bus blogai, tada bus žingsnis atgal matyti. Mano galva, tai meras turėtų būti toks normalus ūkininkas, normaliai išmanyti finansus, normaliai išmanyti tiesiog ūkį, kaip tvarkytis miestuose, rajonuose, kad mokyklos puikiai funkcionuotų, kad ligoninės puikiai funkcionuotų, kad vaikai turėtų puikų išsilavinimą, kiekvienas turėtų gerą, savalaikį, greitą medicininį aptarnavimą, kad būtų ir to laisvo žodžio, ir sporto nemokamo, kad būtų realiai geras gyvenimas ir visiems, atsiprašau, nusispjaut. Ką tu ten su savo užpakaliu tyliais žiemos vakarais darai ir su kuo tu jį krapštai?